pušelę, ant kurios kabo 65 paukščiai. Lygiai tiek žmonių per pastaruosius 5 metus pakėlė prieš save ranką mūsų rajone. Ta maršruto dalis, kurioje šiandien vyksite, tegu palieka vėžę mūsų sąmonėje, kuri mūsų visai bendruomenė, visuomeniai sakytų: nepraeik, nepalik, atkreip dėmesį, padėk. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu tai bus, nors lašeliu, nors dalele, tai jau bus didelis pasiekimas. Man iš tiesų nepaprastai džiugu, kad šiais metais pirmą kartą Kupiškėnai prisijungė prie pasaulinės savižudybių prevencijos dienos renginio, kuriuo mes siekiame pasakyti, kad turime visi susivienyti, turime visi veikti kartu ir gelbėti tuos, kuriems mūsų pagalbos reikia. Šių metų šūkis, kurį paskelbė Pasaulinė sveikatos organizacija kartu su Pasaulinė savižudybių prevencijos asociacija: susivienykime, kad gelbėtume gyvybes.